Sveiki, šiandien aš parodysiu, kaip galite sukurti gražų savo charakterio banerį. Tai va, dabar darykite dimensijas ant 400 ant 200, paskui padarot new layer ir nuimat varnelę nuo background. Va, dabar šitas permainas. Paimam polygonal lasso tool, karočią suprasit. Ir dabar padaro kažkur 3 trikampius arba 4 kampus. Pažymite tipo. Paskui paimat šitą paint bucket tool, varnas padarot juodai. Nu va. Oi. Kažką blogai, atsiprašau, kažką blogai padariau. Tuoj. O, dabar padarysim iš naujo, atsiprašau. Nepykite jau labai, atsiprašau, kad suklydau. Truputį nutrinam. Gerai. Dabar paspaudžiam ant layer 1, spaudžiam Ctrl ir spaudžiam ant to layer 1. Dabar einam į Open, File Open. Ir dabar išsirenkam kokią nors nuotrauką. Va, pažymime. Ctrl C. Ir dabar Ctrl Shift V. Dabar Ctrl T. Truputį sumažinam. Aišku, ir padidinam, tai reikia. Ir dabar ir taip pat su kitu darom. Ctrl. Spaudžiam ant layer 2. Ctrl layer 2. Spaudžiam ant 2. Einam paskui Open. Paskui išsirenkam čia belę kokį. Pažymime. Ctrl C. Ir paskui Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Sumažiname. Arba padidiname. Ir taip pat darom su paskutiniu. Dabar spaudžiam ant layer 4. Spaudžiam blending options. Ir dabar galite nusistatyti visai čia kaip jūs norite. Aš jums patariu daryti drop shadow. Paskui uždėti strokę ant vieno juodą. Paėmam
gradient overlay, nu tarkim juodą baltą, ir darom color dodge ir nustatom augimą. Bet aš turėjau savo sukurtą, spaudžiu ant savo ir visus taip padarau. Dabar spaudžiam ant layer 1, laikome shift ir spaudžiam ant layer 6. Paskui spaudžiam Ctrl E ir dabar visi kaip ir suspaudė į vieną layerį. Spaudžiam blending options ir darom drop shadow ir outer glow. Outer glow darom ant juodo. Ir čia pasidarom nustatymus, kuriuos jūs patys norite. Tai va. Dėkui, kad žiūrėjot. Gidą arba tutorialą kūrė Dovydas. Na, jei ko nors norėsit dar, jei ko nors nesuprasit, tai reiškės komentaruose. Reiškitės. Gerai, viso. Ai, vieta. Ne, taip, nu gerai, viso. Viso.